Tai laba diena ir šiandieną žaidžiame Custom PC Tycoon, pavadinimas viršuj čia ir aš turėjau 590 deimantų ir tai buvo, kad aš užsižaidžiau žaidimą ir dabar tik tais nusprendžiau jį nufilmuoti. Tai labai atsiprašau, bet matysit, kaip keliuos iki Sunstone levelio, kuris yra šitas ir kažkas turi 1 septiljoną. Tai yra vienas, kuris turi 24 nulius. Ir Deniksai, aš tavęs turiu vieną klausimą paklausti. Ir Gvidonas su mumis bus, tai pasisveikink. Sveiki visi. Taip. Deniksai, aš sorry, kad pertraukiu, bet aš gal ir galiu surasti privatų serverį šito geimo, kurį dabar tu žaidži, įfilmuoji. Nereik mums privataus serverį. Tai reikia, kad pamatytų ir mano bazę, ir tavo bazę, kad, nu jo. Mes pas tavo bazę nueisim pasižiūrėsim. Taip. Čia buvo Gvidono nuomonė. Aš jau sukūriau serverį. Per vėlų. Aš jau sukūriau. Kiek kainavo? Nieko nekainavo. Ne. Tai gerai. Tai Tuoj einam į private serverį. šokite pas mane į private serverį, aš jūsų laukiu. Iškirpšim šitą dalį. Dėl? Iškirpšim. Kodėl? Dėl to, nes nerodysiu aš savo draugų vis Roblox. Ai, palarim, tai jo, iškirp. Taigi čia mano namas, o Deniso namas bus šalia manęs. Tai Aš Deniksas. Denikso namas bus šalia manęs. Jo, tai Tai man aš man jūsų- visi teleportavo. Tai man dabar, aš turiu 8360, aš turiu 836 tūkstančius. Tai man pasivirs dabar į goldą. Vienas aukso plytelė kainuoja 1 milijoną pinigų. Man rodo, kad vieną auksą gabalius kainuoja 100 k. Ai, 100 tūkstančių. Atsiprašau už blogą pasakymą. Deniksas biškį suklydo. Ir aš turiu dar šitus kompiuterius pirktis, nes neįperku kitus. Taip, aš 4 jos galiu įpirkti. 4. Tavo taip įsakinėsiu 4. Deniksai, tu man melavai prieš video. O, Tu man sakai, kaip O. aš nusipirksiu už 20 milijonų namą, tai mano ta kuprinė gali padidėti iki 100, kad 100 daiktų. Man niekom nepadidėja. Tu turi nusipirkti upgrade'us, pasigerinimus. Turiu jūsų klausimo. Hebra, kiek yra 3 kart 4? Jei jūs sakėte 12, jeigu jūs atsakėte, kad yra 12, tai jūs esate teisūs ir turite prenumeruoti šitą video. Ačiū. Tai atsakė, tai jie kaip tik turi atvirkščiai palaikinti. Ne, pakomentuokit, kad ar teisingai atrašyt.
į šitą klausimą, ar neteisingai. Ir tikiuosi, kad nelaukit, kol pasakys. Taip. Tai žinau, kad čia 5 ventiliatoriai telpa, bet aš tik tais 4 dedu, nes aš pripratęs. Ir palaukit biškiuką, aš pasakysiu, kelins čia kompiuteris mano. Čia 58. Tai aš dėl ko dedu taip, kad 58, pavyzdžiui, nes kad žinočiau, kiek kompiuterių pasidariau ir kiek savo laiko išnaudojau, kad vieną kompiuterį panaudoti. Vienas kompiuteris užtrunka apie 20 sekundžių, tai padauginkit iš to laiko, kurį dabar turiu. Ir taip. Tai kas norit su manim pažaisti kokį žaidimą, prisijunkit į mano Discordą ir prašykit noriu ir galėsiu prisijungti prie mano žaidimo. Ir be to, jeigu galvojate, koks Discordo vardas, tai viskas bus parašyta aprašyme. Tai dabar atsisėskit ramiai ir mėgaukitės video, kol pagaminsiu visus pucus. Ko tu Neturiu ką nekalbi? sakyti. Tai pasakyk, Aš pasidirbk bonus savo esu net, kompiuterius. Na, kažką. net toksai profas kaip Deniksas. Aš dabar sulėtinęs esu, tu gali sakyti, ką tu nori. Nu kaip pasakyti, sugreitinęs ir garsą atjungęs. Ką tik pasakiau 3 kompus. Jo, aš geriausius žaidime kompiuterius pastačiau. Ir tikiuosi, kad čia geriausi. Daug ten bus serveriai, kurie nesiskaito kompiuteriai, yra serveriai. Tai čia bus mūsų pirmas serveris, kurį einu dabar pirktis. Ai, palaukit. Na, čia yra šis kompiuteris. Tai čia nėra geriausias. Tai gera žinot, kad jis nėra geriausias. Ir taip. Nežinau, kiek jis telps jų. 4 gramų. Jos 4 galimus. Ir aš bomžas. Taip, einam namo, susikonstruojam savo. Nemanau. Ar aš kažką praleidau? Nes man neleidžia savo statyti dalykų. Ai. Aš dunduks. Ai, aš motherboardą turiu.
Taip, man reikia nusipirkti šitų ir reikia nusipirkti šitų. Gerai. Kol kas šit serveris nieko neveik daug. Ir mums reikia eiti į šitą. Nu. Gerai, tai žadu pirkti dar 3 šitus. Ir jeigu galiu 2 šitus. Ir dabar einam namo. Ir viskas bus tiesiogiai, nes kodėl gi ne. Nemanau. Ar aš dunduks? Aš be reikalo detalės nusipirku. Eik tu savo. Be reikalo nusipirku. Dėl aš Man vis irgi dėlto kartais namo būna. teleportuojas, kai aš turėčiau teleportuotis į parduotuvę. Gerai. Reikia CPU nusipirkti vieną. Ir turėtų visko būti užtekę pakol kas. Taip. Tai kaip visada, jeigu patinka jums toks turinys, nepamirškite paspausti laiką ir jeigu norite dar tokių dalių ir nepamiršti pažiūrėti, tai pasubscribinkite, prisijunkite tą varpelį, tai labai dėkočiau ir šokom atgal į video. Pamirštu, kad man reikia. Gerai. Man reikia nueiti į parduotuvę ir nusipirkti dar vieną dalyką, kuris yra šitas. Ir eiti namo. Bet taip. Tai noriu padėkoti šitiem kūrėjam žaidimo, kurie sukūrė tokį gerą žaidimą. Jis yra labai geras. Jūs nik neįsivaizduojat. Taip. Labai Galėtume labai daugiau smagus tokių žaidimų, ir tiesiog nes pradedi suprasti, kaip jie labai geri. iš ko kompai gali susidėlioti. Jo. Ir serveriai. Tai taip. Aš dabar eik tu savo. Taip. Einam čia. Taip, mane įleiskit. Ir čia kažkas turėjo būti. Čia bilijonai. Taip. Turiu omeny milijardai. Čia quadrilijonai. Taip. Neįperku nei vieno. Bomžas aš.
Vieną šitą nusipirksim, nežinau kodėl. Nusipirksim vieną šitą. Jau būsim pasiruošę. Ir dabar... Taip. Ir Gvidai gali kalbėti, aš dabar čia iškirpsiu šitą dalį, nes man turi taupytis pinigai. Tai gali kalbėti. Reikia man pasižiūrėti, ar man nieko neparašė. Neatrašo mano panikė. Tiesų palikęs. Tu sakai, telefoną paliksi Nieko įjungtą, neparašė. kad matyt. Ne. Pamiršo, kad tu egzistuoji. Jo, žinok, man irgi buvo, kad pirmas dienas pasiėmė viską greitai atrašė, bet daugiau pradėjo pasenti ir paseno iki tiek, kad visas 4 valandas užtrunko atrašą. Aš jau pastačiau. Įsivaizduoji? 9 kompą, jėė! Ačiū. Aplodismentai. Ne. Bet tu iš aukšto Aš net aukso net neturiu. Turiu 3. Aš jau kur turiu tu visą auksą padedi? 3,4 nagus. Tai pasidaryk. Jau būtum turėjęs senai kokią. Pasiversk į deimantus, pasidaryk kompiuterį. Turiu 28 goldą. Ką iš tiek galiu pasistatyti? Pradinius viską. Ir taip dar net neužteks. Aš pasiimsiu tą, kur 6,3 Tai tu svarbu, kad pasimk keisą ir pasimk... Aš noriu, kad man užtektų. Ne, tu ne už pinigus imk, tu už auksą imk. Tau nebūtinai, tu gali įdėti skirtingas dalis, gali įdėti ir piniginės dalis ir auksinės dalis į vieną kompiuterį. Kas už 2 pasiduoda? Pas mane jau yra daugiau negu viena dalis auksinė. Tau svarbiausia, kad bent viena dalis būtų auksinė. Ir viskas. Ir tada tau aukso. Tai gerai. Fanų nenusipirkau. Na. Ventiliatorių.
Palauk biškį. Taip, grįžom prie video ir nusipirkom dar vieną. Šiaip tai jum net negrįžom, jum tiesiog iškirpom, bet tai nėra svarbu. Ir mes bandome pastatyti geriausią kompiuterį, serverį pasaulyje. Taip, aš nieko nesu nusipirkęs. Gaila. Atsiprašau. Reik šito ir reik šito. Ir šito. Gerai, dabar einam į parduotuvę. Aš nesuprantu. Palauk. Gerai. Reik šitą nusipirkti. Reik šitą nusipirkti. Reik šitą nusipirkti ir šitą su šitu. Dabar reik namo eiti. Ir lucky number. Taip. Tai pabaigsim statyti ir viskas. Turim du šitus ir aš tik nežinau, kaip deimantus davo gauti greičiau, nes jie nesigauna. Impant. Palauk. Advanced store. Ne, bet tai, kad šitas per brangiai kainuoja. Neįperku. Palaukit. Oi, netyčia. Jeigu aš taip nueisiu, aš ir negaliu serverio padėti. Gerai, čia pats atsitiktais. Galvoju, kad galiu visą serverį įdėti. Taip. Aš bandau pasižiūrėti. Taip, kažkas yra šito dasiekę, aš tikrai žinau. Jo. Labai jis senai padaryts. Tas žaidimas. Movėjai reikia eiti parduotuvę. Nusipirkti kažko. Palaukit. Šits.
Nu, serverį, tai čia didumo, tai magiškai didelį. 4000 už šitą. Jajajajajajajai, kaip man dabar reikia padaryti, kad daugiau gaučiau visko. Ten negaliu nusipirkti, ten ne. Ir jis gali serverius pirkti, tai tie serveriai niekada nepadės. Ir aš tiesiog eisiu kompiuterį, pastatysiu viskas. Šit yra. Daug man tiek daug vietos užėjau. Gerai, vienas. Ir vienas. Tai yra tavo lengvas montažas. Taip, tai po viso šito laiko dasikinau va šitus du serverius ir žinot, ką mes dar dasikėm? 1,300 oi, 1,3 kvantilijonų. Tai čia yra tiesiog dideli skaičiai, 1 su 18 nulių. Ir tai yra man daug, bet čia yra pinigų. Ir taip. Aš kvintilijonus turiu, galiu visą žemę nusipirkti. Bet to mes nedarysim. Mes šitie buvom dėl to, kad parodyti jums žaidimą. Ir dar kartą labai dėkoju jums. Ir
Su jumis aš buvau Deniksas. Ir bye bye. Neklauskite, kas ten buvo.